Senkapiai. Turėtų būti ženklas. Kas toks? Ženklas. Ai. Paveldas. Radai? Va. Archeologinis paminklas. Šiaip turėtų visur toksai būti. Lietuvos istorijos paminklas saugomas valstybės. Nu jo, matosi kaip saugoma. Valstybė nesaugo, kaip Lietuva turbūt visą saugo. Bendruomenės vis. Ąžuolai. Saugot. Medienos sandėliai stebino vaizdo. Medienos sandėliai. Jo, jūs tada plokavo šiliaką ir palaidota. O šito. Neįmanoma, pabūt kažkas laidota. Ką šit per košmaras? Kaip sakyt, čia vadinasi? Bet palauk, čia niekaip nesudėliota į kažkokį tai ornamentą. Čia yra iš lauko surinkta akmenį šalia dadėti. Sakai, tiesiog. Aha. Šiaip kapinės štai. Tai tiesiog čia kapinės, jo? O gal čia ne pirmą kartą atvažiuojat? Šiaip mes ieškom, čia turi būti kažkur tas, kad kapinės kažkur čia netoli yra. Toks ribožėgis būdavo seniau, prieš keletą metų. Ne. Kapinės čia buvo. Šičia, ne? Jo. Bet čia buvo tas toksai, aš dabar nebrandu, prieš kažkokius 4-5 metus buvo tas metas toks ženkliuks, kad kapinės. Dabar nebrandu. Ne, nėra, čia nebuvo. Aš atsimenu dar, kiek man buvo, 18 metų, kai aš čia padėjau kasinėti. Aha. Ai, čia archeologa kasinėja, Jo. archeologai dar tyrimus. Kad buvau, kai aš, ne, gal kur 15-16 dar buvo. Eik tu savo. Nu, prieš tiek metų čia. Mhm. Mes matai galvojam, Buvo biški, žinai, 55 pradėti kiek. tvarkyti tokį, žinai, žuolį pjauti, tvarkyti tokį, žinai, vietą, žinai, biški, žinai. Pradėjom galvoti, o kur čia kasinėjo daugmaž kokioje vietoje? Čia buvo. Čia ta vieta buvo, bet čia mažiau buvo užtvindyti. Ai, mažiau užtvindyti. Nu, čia ir dar buvo, dar nebuvo užtvankų užtvankta. Čia upelis ėjo. Jo, jo, čia jeigu buvo Upelis. tarp upių. Aha. Ir čia daugmaž visur tos kapinės, bet kažkur va toks ženklas buvo, aš tą atsimenu, prieš 4-5 metus buvo ženklas. Nu, aš neatsimenu, kiek čia buvo. Supratau, ir čia kasinėjama, čia daugmaž įvyko, toj vietoje. Nu, čia kažkur, va, čia toj vietai buvo. Ne ant to kalniuką, ne? Ne. Čia daugmaž, ne? Čia tai buvo. Bet Tai čia ėjo kažkaip kažkur, tai- mums čia ėjo kelias. Jo, Į antrą senasis pusę. kelias į Senasis tuos kelias. kivilius. Jo. Aha. Eina savo, žinai.
Ne, va tai vis tiek reikia tokius biškį vietas aptvarkyti, žinai, žiūrėsim bendruomenės jungt, žinai, kad kažką tai biškį pajudinti, žinai, nu, kad Bet čia jau biškį čia, šiukšlių nebūtų, nu, žinai. va, čia tas šiukšlis, va, nu, pacanai, nu, kas. Nu, bet taip vis tiek, iš tikrųjų, tai, nu, yra labai net patiems žmonėms aišku, negerai, kad ir tiems pacanams, kad jie nežino, Jie kad nežino, čia kad čia kapinės. kapinės. Nu, Jie gal ir nu tai nebestų tos gali šiukšlės nuo būti, kapinės, visiems atsitikti, supranti, nu, palik šiukšlės, palik. Čia viską iškasinėja. Ne, nu, bet tai kaip nebėra, tai yra... Nebėra, nu, ne. O ta prasme, viską iškasė, Čia visas filmo taip, kapinės. taip. Jo, Ir viskas, kataloguose yra tie visi daiktai, Viskas, rasti viskas čia kataloguose. iškasinėta Aš yra. turiu tos katalogus, ir dabar vat, Čia po viskas daiktus iškasinėta į yra. katalogus, Viskas o Jo. šitoj vietoj šiukšlės, žinai. Ne, matai, supranti, kas Čia yra. viskas iškasinėta yra. Aišku, Ne, supratau. iškasinėti visko tai negali, kaulus gali iškasinėti, daiktus gali iškasinėti, Daiktus, bet tą kaulus, visą dvasę kapinių nieks tai neiškas. Na. Supranti, Aha. vat kaip dvasę kapinių, tai tikrai neiškas. Ir tai ir žmonės, tai jeigu dabar sakysi, kad tai mano kaulus į Vilnių nuveš, aš čia visas būsiu supuvęs, tai sakysi, kad mane Ne, čia čia viskas buvo- nevien, čia dvasė turi būti. Bet čia kas čia Senųjų buvo? Kivilių kapinės šis skaitas. Ne, Senųjų Kivilių, pagal registrus. ne senųjų O kaip kivilių, jūs čia, girdėjot, čia nu, ne senųjų, čia labai senų senovės buvo kapinės. senų senovės tiesiog, Taip. o gal žinot kokius metus, ką Pavadinimo gal nors? kokie, Va, kaip čia vadindavo. Čia buvo, man atrodo, jeigu aš nepameluosiu, čia buvo kokiais dar, visai kaip, gal 500-600. 1500-600. Nu, tai panašiai, na. Ne, pagal katalogą tai reikia 1600 metų. Nu. Čia, bet Oho, Kažkur Čia buvo. patys lietuviai katalogus išleisti daiktai rasi čia. aha. Tai dabar va, ką turi. Jo. Ir jokių ženklų nelikę. Va tas dalykas, kad jokių ženklų nelikę. Tai Kivilių. Akmenės rajono valdžia skiria milijonus miesto aikštėm ir skveram tvarkyti. Tai gražu, tačiau tūkstančius metų mininčius piliakalnius palieka apžėlusius, net be žymos apie istorinę vietą. Liepos 6 dieną viešoji įstaiga Akmenės istorijos muziejus visus kviečia ne vien giesmes ant piliakalnių giedoti, bet taip pat ir šiukšles nuo senkapių ir piliakalnių surinkti ir juos patvarkyti. Ypatingai būtų malonu ir įsimintina, jei prie to prisidėtų ir mūsų rajono valdžia. Reikėtų užrašų ir aprašymų ne tik lietuvių kalba, bet manau ir anglų kalba, nes tautos maišosi, mūsų anūkai ir proanūkiai gali sunkiai suprasti jau lietuvių kalbą. Mes vykstame į Sibirą statyti kryžių, o pas mus pačius situacija niekom negeresnė. Tad kviečiame visas bendruomenės, neabejingus žmonės prisijungti prie mūsų muziejaus vykdomos akcijos Misija Senkapiai.